Gegužės 12 dieną minios žiūrovų suplūdo stebėti Lietuvos automobilių kroso čempionato pirmojo ir NES autokroso taurės antrojo etapų, kurie vyko Marijampolės autokroso trasoje. Šios varžybos pritraukė daugiau nei 50 pačių pajėgiausių sportininkų, ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš aplinkinių šalių – Latvijos, Estijos bei Baltarusijos. Varžybose startavo 7 divizionai, kurie susidarė iš 4 lengvųjų automobilių ir 2 bagių klasių. Lengvieji automobiliai buvo suskirstyti pagal variklių darbinį tūrį iki 1.6, 2 litrų ir be apribojimų. Atskirame divizione išsirikiavo tik VAZ markės automobiliai. Na, o bagių divizioną sudarė į B600 ir B1600 klases suskirstytos sportinės mašinos. Prieš pirmąjį startą intensyvūs pasiruošimo darbai vyko už trasos ribų. Kai į varžybas vykstama turint vienintelį tikslą nugalėti, laiko niekada nebūna per daug. Pirmiesiems varžybų sekmadienį Marijampolės trasą teko išbandyti VAZ klasika diviziono atstovams. Po atkaklios kovos pirmąją vietą šioje klasėje užėmė Dainius Pilipavičius. Antrasis liko Remigijus Nešvydis. Na, o trečiąją vietą užėmė svečias iš Latvijos Kristaps Maševskis. Šie sportininkai surinko atitinkamai po 16, 12 ir 10 taškų. Kvalifikacinis laiko važiavimas sekėsi gerai, antrą rezultatą pagal gerumą parodžiau, bet pirmas kvalifikacinis važiuojant, tai pirmam posūkiai traukiai, lūžų ir turėjau baigti. Dabar jau mašinas atvarkime, laukiam sekančių važiavimų. Tadas neslėpė, kad lenktyniauti jį gena adrenalinas ir greitis, kurių Marijampolės autokroso trasoje tądien buvo su kaupu. Pašnekovas norėjo padėkoti Kęstučiui Hokui, kurio paskolintą VAZ tądien jis ir vairavo. Iš karto po VAZ klasika starto link pajudėjo D1A ir D1600 divizionus atstovaujantys automobiliai. Šioje klasėje savo pranašumą įrodė pirmąją vietą užėmęs Audrius Budreckis, kuriam atiteko 20 taškų. Antroji vieta teko Latvijoj Andis Klava, kurio Volkswagen Golf jam uždirbo 17 taškų, o trečiasis liko Giedrius Stonys, iš varžybų grįžęs su 15 taškų. Tarp važiavimų kalbintas Audrius Budreckis D1A ir D1600 divizionuose vairavęs Lada 2108, tuo metu užimama 4 vietą savo žodžiais vertino vidutiniškai ir pažadėjo stengtis pakliūti į pirmąjį trejetuką. Kaip trasa siurprizų nepatikė? Ne, normaliai trasa. Yra keletą tokių iš duobių išnešimų, bet apvažiuoti reikia. Kaip konkurentai šiaip stiprus, labai lenktyniauja? Labai. Ne, pagrindas yra lietuviai, 1.6 divizija 1A yra stiprus. Navickas, Domas Vercinskas, o daugiau tai irgi vidutiniai. Šį sezoną jau antrosiose varžybose kovojantis Domas Vercinskas pirmąjį važiavimą įvertino teigiamai. Sportininkui pavyko išvengti kelis konkurentus pražudžiusios duobės trasoje. Įspūdžiai geri, trasa gera, sakyčiau gera. Vienoje vietoje duobė įsimušė, porą mašinų ten vertės, tai biškai pakeitėm trajektorijas, gerai, svarbu nepapulti tą duobę, o šiaip viskas normalu. Kaip ir kiekvieną sezoną, Domas nusiteikęs kovoti tik dėl aukščiausios vietos. Trečiajame važiavime pagaliau pasirodė bagiai. Šį divizioną sudarė 5 sportininkai iš Latvijos ir 1 estas. 3 pirmasias vietas ir atitinkamai 16, 12 ir 10 taškų pasidalino latviai Aigars Lišovskis, Valters Ziverts ir Janis Bogdanovič. Ne vienam patyrusiam sportininkui baimės įvarė palyginti neseniai profesionalaus sportininko karjerą pradėjusi Kamilė Kuraitė. Ši jauna ir perspektyvi sportininkė trasoje demonstravo išskirtinį bagio valdymo meistriškumą, kuris nustebino net ir daug mačiusius autokroso senbuvius. Talento nestokojanti lenktynininkė Automoto išdavė, kad gėlytėmis papuoštas jos bagis tai yra tik kruopščiai suformuoto įvaizdžio dalis, kurį pašnekovė vadina vilkas ėriuko kailyje. Ketvirtieji Marijampolės autokroso trasoje ietis surėmė D4 ir 2000 superdivizionų sportininkai. Šias klases sudarė net 14 lenktynininkų, todėl jų važiavimai buvo padalinti į 2 dalis.
Pirmąją vietą šiame divizione užėmusio Lauryno Diržininko sąskaita pasipildė 20 taškų, o antroji ir trečioji vietos atiteko sportininkams iš Latvijos Toms Ziedans ir Janis Miščenko, kurie namo parsiveš po 17 ir 15 taškų. Ugira Cross komandoje Volkswagen Golf vairavusio Domo Sakalausko teiravomės, kaip jiems sekėsi pirmajame važiavime. Gerus pakol kas, technika gera. Niekas negenda, nelūžta, viskas gerai. Oro sąlygos? Gerus. Lietaus nėra, nekaršta, smagu važiuoti. Įvertinęs, kad sprendimą dalyvauti priėmė iki varžybų likus vos keletui dienų, pašnekovas varžybomis buvo patenkintas. Galingiausi automobiliai susigrūmė D Open klasėje. Šiame važiavime Fortuna nusišypsojo sportininkų iš Baltarusijos Vadzim Kiškurna, vairavusiam BMW M3 ir užėmusiam pirmąją vietą. Darius Tamašauskas ir latvis Inc Jeršovs užėmė atitinkamai antrą ir trečią vietas, už kurias gavo po 12 ir 10 taškų. Netaip laimingai varžybų savaitgalį susiklostė intensyviai prieš varžybą savo automobilį ruošusiam Latvijui Agirs Brediks, kurio Mitsubishi Lancer Revolution apvirto ant šono. Apmaudu, jog sportininkas toliau važiuoti nebegalėjo ir jam varžybos baigėsi neplanuotai anksti. Kalbinome sportininką iš Latvijos Inc Jeršovs, Open klasėje besivaržusį su Subaru Impreza. Svečias gyrė varžybų organizatorius ir kitus lenktynininkus, kurie trasoje neleido atsikvėpti ir garantavo kvapą gniaužiančią kovą. Классно, по-моему, все нормально. Viskas čia gerai, puikiai organizuotos varžybos, lenktynininkai stiprūs, konkurencija yra. Конкуренция хорошая. Думаю, что классно. Думаю, что так же самое. Есть топ-3 машины, 2... Manau, kad ir pas mus ir čia yra 3 geriausi ekipažai, kurie tarpusavyje kovoja. Lietuvoje daugiau automobilių su atmosferiniais varikliais. Latvijoje ir Lietuvoje situacija panaši, gal kiek skiriasi automobilių skirstymas pagal klases. Потому я думаю, что у нас побольше машин. А так я думаю, что если у вас то же самое будет, то думаю, что машин будет количество то же самое, что и у вас, то и у вас. Latvis pastebėjo, kad skirtingai nei jo šalyje vykstančiose lenktynėse, pagrindinė konkurencija grupėje vyko tarp pirmų 3 ekipažų. Sportininkas buvo patenkintas tarp važiavimų užimta antrąją vietą, tačiau finale žadėjo nepasiduoti be kovos. Iš karto po galingiausių lengvųjų automobilių važiavimo startavo antrasis bagių divizionas. Šią galingesniųjų bagių grupę sudarė 13 sportininkų, todėl jų važiavimai buvo padalinti į 2 dalis. Už pirmąją vietą šioje klasėje 16 taškų gavo Tautvydas Urba, o antrąją ir trečiąją vietas užėmė Richardas Lepšys ir Andrius Petrauskas, kuriems atitinkamai kliuvo 12 ir 10 taškų. Pirmus metus už bagio vairo sėdintis Tautvydas Urba visus nustebino savo rezultatus po pirmojo važiavimo. Motosport LT komandos atstovas B1600 ir D3A klasėje užėmė pirmąją vietą. Šiemet pirmą kartą lenktyniavęs Giedrius Žunda po pirmojo važiavimo užėmęs 4 vietą B1600 klasėje, džiaugiasi, kad dienai įpusėjus trasa kiek pradžiuvo, todėl jau galima išvystyti didesnį greitį. Nieko, pradžia buvo visai nebloga, buvau net antroji pozicijoje, bet užleidau vienam posūkį, palikau tarpą, po to apsisukau. Tai likau 4 iš 5 dabar. Dabar jau nieko, pradžiūvus, ryte buvo tai nekas, o dabar jau pradžiūvus, jau linksmiau važiuoti ir automobiliai greičiau važiuoja. Bet yra duobių, aišku, bet nieko, tai yra krosas. Šiemet pirmas važiavimas? Jo, čia yra pirmas etapas. Tai geras apšilimas bus. Labai. Trasoje Giedriui kompaniją palaikė jo brolis Saulius, kuriam jo bagis iškritė piktą pokštą, sudegė viena iš jo variklio darbą kontroliuojančių mikroschemų. Nesus mikroschema va šitą va. Kompiuteris nedirba. Va, pridirba, svarbiausia, kad radom gedimą. Tai reiškia, į trasą sugrįši? Manau, kad bus gerai. Tačiau sportininkas neprarado ūpo, juk svarbiausia, kad gedimo priežastį pavyko nustatyti. Nors autosporte visų žiūrovų akys būna nukreiptos į trasą, tačiau to negalima pasakyti apie jų ausis. Savo darbą išmanantis komentatorius geras varžybas gali paversti puikiomis. Automoto kalbino jau 7 metus kroso varžybas komentuojantį Rimantą Poliakovą.
Pašnekovas pastebėjo, kad šis sportas nors ir mažai žingsneliais, tačiau užtikrintai žengia į priekį. Na, džiugu visų pirma, kad susirinko net 56 dalyviai, turint omenyje, kad pirmajame etape, kuris vyko Latvijai, Smilteniai, buvo, kiek žinau, virš 120 dalyvių. Na, mes turim kur tobulėti, bet iš tikrųjų tai viskas yra gerai. Ką galėčiau pasakyti? Na, varžybos kaip varžybos. Šiandieną vis vyrai, norėčiau pagirti, važiuoja labai drausmingai, kažkokių tai piktybinių kontaktų nėra. Buvo tokių žaidybinių situacijų, bet tikrai jos buvo, na, sportinės etikos rėmuose ir viskas yra gerai, oras geras, kogi daugiau reikia, nuotaika puikiai. Gegužės 12 dieną vykusiose autokroso varžybose netrūko nieko. Įnirtinga kova trasoje vyko nuo pat pirmojo starto iki paskutinio važiavimo finišo. Už įspūdingą autosporto renginį padėkos nusipelnė jo organizatorius Automoto klubas, Ugira Cross ir Lietuvos automobilių sporto federacija. Sekantis NES taurės etapas vyks rugpjūčio 11 dieną Vilkyčiuose, o Lietuvos automobilių kroso antrasis etapas jūsų laukia Ukmergėje birželio 1–2 dienomis. Laidos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt